Sveiki visi. Na kągi, tikiuosi, kad visa tai, apie ką jums pasakoju, patinka, tinka ir jungiate, spaudžiate patiktukus. Tai tikrai labai smagu, kai tu pamatai, kad buvo keletas patiktukų ir prenumeruojate puslapį spausdami skambutį, kad būtent nepraleistume to, apie ką pasakoju. Šiandieną paliesiu tokią temą, tai asmenybės tipai. Asmenybės tipai tai yra mes visi, man labai patinka Ošo knygos, Ošo paskaitos, Ošo pamąstymai. Aš tikrai labai mėgstu šį autorių, šį didį mokytoją, gal taip sakykim. Ir man jo pamąstymai man labai rezonuoja su mano pačios vidiniais pamąstymais. Ir šiandieną noriu papasakoti apie asmenybės tipus. Kai aš pirmą kartą apie juos sužinojau maždaug plius minus 12 metų atgal, aš sakiau, kosmosas, kur jis buvo, kad aš taip nusigyvenau ir taip viską visiškai netaip supratau, kad nežinau, kaip taip galima nusigyventi, kaip aš buvau nusigyvenus, bet iš esmės tai Ošo asmenybės tipų suvokimas man taip pat labai padėjo, kaip ir numerologija, kur yra mano pagrindinis darbas šiuo metu. Man tai labai patinka, vis mokos, toj srity vis tobulėjo, atrodo, ribų tam nėra. Taigi, pagrindiniai 7 metų tarpuose einantis tipai. Taigi, nuo 1 iki 7 metų, jeigu mes taip skaitytumėm vaikas, jis yra visiškas egoistas. Jis įsivaizduoja tame periode, pirmam 7 metų periode, vaikas įsivaizduoja, kad viskas, kas sukasi pasaulyje, tai yra tik apie jį. Jis vienintelis yra tėvams, jis geriausias, jis gražiausias ir viskas, kas jo gyvenime vyksta, tai yra tik jam, dėl jo, tai didžiausias ego. Bet taip ir turi būti. Tėvai tiesiog turi patys mokėti, kaip su tuo tvarkytis. Tai yra jau vėl kitų paskaitų temos, kaip su tuo tvarkytis kiekvienu periodu, bet svarbiausia suvokti. Pirmas ciklas, pirmi 7 metai, tai viskas apie mane ir viskas dėl manęs. Aš esu pats Dievas ir aš esu svarbiausias ir jūsų vaikai tokie yra, anūkai tokie yra. Tai priimkite, tiesiog taip turi būti. Antras ciklas. Tiesa, dar jis yra vadinamas taip įdomiai masturbacijos ciklas. Pats pirmasis, tai yra tik tai, kad aš pats savo Dievas ir aš geriausiai žinau, kur yra malonumas. Tai antras ciklas nuo 7 iki 14 metų, tai pažintinis. Tačiau pažintinis jis dar vadinamas homoseksualiu ciklu, todėl kad mes susipažįstame pirmiausia su savo lyties žmonėmis, mergaitės su mergaitėmis, berniukai su berniukais, ir mes pažįstame būtent tos lyties žmogų, nes tada užsimezgia draugystės nuo 7 iki 14 metų, jos būna pačios stipriausios. Ir kiekvieną kartą, jeigu taip atsitinka, kad yra draugystė ilgalaikė, tai gali būti, kad jinai atėjo būtent tuo laikotarpiu, kai jūs lankėte mokyklą, gal susidraugavote, kažkodėl jums tai buvo labai svarbu, jūs viską bendrai matėte, tai labai normalu, nes tai yra pačios stipriausios draugystės ir pažįstame vieni kitus, būtent tą lytį su tą lytim. Tiesiog taip yra. Ir tai yra normalu, kad tada berniukai daugiau būrių berniukų, mergaitės daugiau būrių mergaičių. Ir ateina trečias ciklas, tai yra ciklas, kada yra 14-21, tai yra heteroseksualumas ir viską pažįstame priešingoje lytyje. Tai viskas, kas vyksta su priešinga lytimi, mus labai domina, mums seksualumas veržiasi, iš tiesų pirmi orgazmai būna vauč ir maksimumas jausmo ir daugiau turim atminti, kad gyvenime tokio ryškumo
jausmo, būtent seksualinė prasme, bus labai sunku pasiekti. Tačiau tuo momentu labai daug yra priešibių. Yra labai daug kraštutinumų. Viskas arba labai gerai, arba viskas labai blogai. Nes labai mus traukia priešybės. Tiesiog geras mergaitės, blogi berniukai, gerus berniukus, blogos mergaitės. Tiesiog mes antiek esam priešybėse, tai periodas, kada mes turim labai stipriai susimastyti apie tai, kad mes esame priešybėse. 4 ciklas, 21 ir 28 metai, tai ambicijų laikas. Tai yra ambicijos, siekiai, tikslai, pinigų siekiai, valdžios siekis, karjeros siekis, pripažinimo siekis. Tai laikas, kada pas mus atsidaro daugybė noro būti pripažintais, daug pasiekti, daug galėti. Tai labai stiprus laikas ir žmonės dažniausiai labai daug pasiekia šiuo laikotarpiu, kartais lipdami per kitų žmonių galvas, bet tai būtent to laiko ir yra esminis dalykas. Aš noriu būti pirmas, visur geriausias, visur tiesiog. Turim atminti, kad mes gali būti, kad užstrigome kažkuriame iš būtent ciklų. Ir kai mes užstringame, mums atsitinka toks dalykas, kad mes negalime, suaugusi moteris, jau moteris po 50 ir jinai dar vis viena yra tokia pilna ambicijų, pilna emocijų neišsakytų. Tai žinokite, kad kažkur užstrigote ne tame cikle ir turite susitvarkyti su savimi. Tai nėra paprasta, nes tu tuo metu turi tapti suaugusi ir brandžia, o tavo vidus, emocijos dar neišdirbtos, neišbūtos ir jos gali visiškai kitaip tau kalbėti, kad viskas visai ne taip. Tai žinokit, ciklai visada turi savo. Apie sekančius ciklus, tai yra 5, 6, 7 ir visa tai, kas su jais lemiama, bus antroji dalis. Taigi, žiūrėkite, spauskite patiktukus, spauskite, kad jums tai įdomu ir aš tikrai bendrausiu su jumis, nes tai man pačiai patinka. Šis formatas man labai tinka ir patinka. Visiems linkiu laimės, santarvės, gerovės, gausos. Būkite palaiminti. Su jumis Eligė ir skaičių magija.